Anglų kalbos abėcėlė The English Alphabet. Anglų kalboje yra 26 raidės. Atkreipk dėmesį į 3 raidės rėmeliuose, nes tik šių raidžių neturime lietuvių kalboje. Visos kitos rašyboje jau pažįstamos. Prieš pradedant mokytis abėcėlę, svarbu žinoti, jog tarp lietuvių ir anglų kalbų yra vienas esminis skirtumas. Lietuvių kalba yra fonetinė. Dažniausiai skaitome taip, kaip parašyta. Pavyzdžiui, raidė A žodyje namas. Anglų kalba nėra fonetinė. Ta pati raidė gali būti tariama skirtingai, o tas pats garsas gali būti rašomas skirtingomis raidėmis. Pavyzdžiui, raidė A. Cat, cake, car, about. Anglų ir lietuvių kalbas galima būtų palyginti muzikiniams instrumentams. Lietuvių kalba kaip pianinas. Paspaudi vieną klavišą, visada tas pats garsas. Anglų kalba kaip gitara. Tas pats garsas gali būti pagrotas skirtingose vietose. Na, tad ir nieko nelaukę pradėkime mokintis groti. Pirmoji abėcėlės raidė A. A. Cake. Cake. Tortas. Arm. Arm. Ranka. Šioje pamokoje svarbiausia išmokti raidžių pavadinimus, todėl stengiausi įtraukti bent vieną pavyzdį, kuriame raidės pavadinimas sutaptų su jos tarimu žodyje, kaip kad žodyje cake tariame A. Raidė A. A. B. B. Žodis reiškiantis bitę tariamas taip pat. B. B. Ball. Ball. Kamuolys. Raidė B. B. C. C. City. City. Miestas. Cat. Cat. Katė. Raidė C. C. D. D. Kaip žodyje deep. Deep. Gilus. Dog. Dog. Šuo. Raidė D. D. E. E. Kaip žodyje eel. Eel. Ungurys. Elephant. Elephant. Dramblys. Raidė E. E. F. F. Kaip žodyje deaf. Deaf. Kurčias. Fish. Fish. Žuvis. Raidė F. F. G. G. Giraffe. Giraffe. Žirafa. Grapes. Grapes. Vynuogės. Raidė G. G. H. H. Head. Head. Galva. House. House. Namas. Raidė H. H. I. I. Kaip žodyje ice. Ice. Ledas. Insect. Insect. Vabzdys. Raidė I. I. J. J. Kaip žodyje jail. Jail. Kalėjimas. Jam.
jam, uogienė, raidė J, J, K, K, kaip žodyje kale, kale, lapiniai kopūstai, key, key, raktas, raidė K, K, L, L, kaip žodyje bell, bell, varpas, lion, lion, liūtas, raidė L, L, M, M, kaip žodyje lemon, lemon, citrina, mouse, mouse, pelė, raidė M, M, N, N, kaip žodyje ten, ten, 10, nose, nose, nosis, raidė N, N, O, O, kaip žodyje open, open, atviras, orange, orange, apelsinas, raidė O, O, P, P, kaip žodyje žirnis, P, P, pencil, pencil, pieštukas, raidė P, P, Q, Q, kaip žodyje eilė, Q, Q, queen, queen, karalienė, raidė Q, Q, R, R, kaip žodyje car, car, automobilis, rabbit, rabbit, triušis, raidė R, R, S, S, kaip žodyje taip, yes, yes, sun, sun, saulė, raidė S, S, T, T, kaip žodyje arbata, T, T, tomato, tomato, pomidoras, raidė T, T, U, U, kaip žodyje muzika, music, music, umbrella, umbrella, skėtis, raidė U, U, V, V, kaip žodyje viza, visa, visa, vase, vase, vaza, raidė V, V, W, W, whale, whale, banginis, window, window, langas, raidė W, W, X, X, kaip žodyje kitas, next, next, xylophone, xylophone, ksilofonas, raidė X, X, Y, Y, kaip žodyje kodėl, Y, Y, yellow, yellow, geltona, raidė
Y, Y. Z britų anglų arba Z amerikiečių anglų. Šiame video naudosime Z. Zebra, zebra, zebras. Zoo, zoo, zoologijos sodas. Raidė Z, Z. Kartu pakartokim visą abėcėlę. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Priėjome prie svarbaus klausimo. Kam reikia mokytis abėcėlės raidžių pavadinimus? Pirma, tam, kad sugebėtume pasakyti paraidžiui vardus, pavardes, pašto adresus. Kadangi tarimas neretai skiriasi nuo rašybos, anglakalbiai dažnai šiuos diktuoja paraidžiui. Antra, padės suprasti bei skaityti trumpinius bei akronimus. Trečia, pravers naudojantis fiziniu žodynu ir kitur, kur svarbu žinoti abėcėlės eiliškumą. Štai pažvelkim į kelis pavyzdžius. 3 garsūs prekiniai ženklai, kuriuos tarsime pagal abėcėlės raidžių pavadinimus. B, M, W, BMW. L, G, LG. K, F, C, KFC. Na, o dabar laikas praktikai. Pirmas pratimas. Įrašyk trūkstamas raides. Antras pratimas. Skaityk žodžius paraidžiui. Pavyzdžiui, yes, Y, E, S. Dog, D, O, G. Cat, C, A, T. Lion, L, I, O, N. Whale, W, H, A, L, E. Zebra, Z, E, B, R, A. Elephant, E, L, E, P, H, A, N, T. Xylophone, X, Y, L, O, P, H, O, N, E.
Trečias pratimas. Pasakyk savo vardą ar vardą ir pavardę paraidžiui. Pavyzdžiui, vardas V-A-R-D-A-S. Ketvirtas pratimas. Perskaityk L pašto adresą paraidžiui. Prieš atliekant šį pratimą svarbu žinoti porą žodžių. Pirmas žodis taškas. Dot. Dot. Antras žodis eta simboliai at. At. Pavyzdžiui, V A R D A S dot pav@gmail.com. ANNA.CAKE@gmail.com. JOHNWICK@gmail.com. JANE.DOE@gmail.com. DEXTER@gmail.com. Paskutinis pratimas. Perskaityk akronimus. Pavyzdžiui, žinių kanalas BBC. BBC. UK. UK. EU. EU. UN. UN. FBI. FBI. USA. USA. Trumpa žinutė. Turbūt pastebėjai, jog šios pamokos metu kai kur tarimui užrašyti buvo naudojami simboliai, žinomi kaip fonemos. Kitoje pamokoje paaiškinsiu fonemų abėcėlę, kokie garsai aplamai egzistuoja anglų kalboje, bei kaip juos tarti ir atpažinti. Iki!